Moteris meluoja geriau. Labadiena. Taip, aš dėl skelbimo. Jums reikalinga dar namų šeimininkė? Taip, žinoma, galiu. Gerai, būsiu. Aha, ačiū, iki. Palauk, Tomytė. Kokia namų šeimininkė, su ko čia kalbėjai? Nu va, pagal skelbimą reikalinga namų šeimininkė dirbti pusę darbo dienos. Nu, dėl Dievo meilės, Toma. Nu, tai kam tau dirbti? Taigi tu dabar privalai mokytis. Taigi čia po paskaitų. Visi dirba, tai ir aš galiu. Na, nu gerai. Tada aš tau mokėsiu. Už ką? Nu, kaip už ką? Taigi, tu čia gyveni, valai, dulkės, neši, šiukšlės, tai... Ne, aš taip tikrai nesutiksiu. Tu nesijaudink, aš viską suspėsiu. Toma, juk tu sakei, kad mes esam artimi draugai. Sakiau. Nu, tai kame problema, ką? Taigi, jeigu tu nori, aš tau mokėsiu oficialiai. Kaip parapijos atstovas, aš tau išmokėsiu stipendiją. Ne, broniu. Aš apsisprendžiu, viskas. Supratau. Ir tik aš vieno dalyko nesuprantu dabar. Kodėl tu man nesuteiki galimybės būti tavo tikru draugu? Taigi tu ir esi draugas. Bet aš noriu būti tavo draugas. Broniau, tu esi mano draugas. Na tai ir leisk man būti tuo tikru draugu. Leisk, kad aš tave galėčiau aprūpinti visą gyvenimą, kad mes galėtumėm kartu pamatyti visą pasaulį, kad pagaliau mano pinigai būtų prasmingai išleisti tik su tavimi. Aišku, su krikščioniška meilė. Aš gal pagalvosiu. Čia nežinau kažkaip. Toma, nepagalvosi. Tu dabar man čia ir dabar pasakysi taip arba ne. Ne. Toma, sakyk taip. Ne. Broliau, ne. Toma, prašau, sakyk taip. Ne. Taip. Ne. Taip. Ne. Taip. Tomute, taip. Nu gerai, taip. Tai Dieve, pagaliau aukščiausias man suteikia malonę. Kas atėjo? Toma. Palauk. Aš viską padarysiu. Gerai, tai žiūrėk. Viešpatie Dieve. Kas? Kas? Tas pats. Sveikis? Atidarykit duris, aš žinau, kad jūs ten. Matai? Aš stovėsiu čia, kol jūs Visai sunku. Darykit duris. Nyk, tu pikta dvasia. Atidarykit duris. Laikas baigti tą Sodomą ir Gomorą, atidarykit. Eik tu vyriškai, jie futbolink. Vyriškai? Taip. Aš... Nu taip, eik. Su Dievo palaima. Klausyk, jau paskutinis kartas, žinok, kantrybės taurė jau perpildytas, žinok. Jau... Ką tu čia darai? Tomute, tu man už tai dar padėkosi. Einam valandėliai pasikalbėsim. Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Nesupratau, Kostė. Tu rimtai, tu man savo garažą nori užrašyti? Taip. Kodėl man? Todėl, kad aš tavim vienintelė pasitikiu. O tai kaip Galina? Galina peržegnojam. PVM dokumentai jau keliauja į mokesčių inspekciją. Nu, nežinau, Kostė, čia tokia atsakomybė. Tu man garažą nori užrašyti. Taigi tau garažas šventa. Taip, garažas yra visas mano gyvenimas. Ten yra visa mano širdis. O jeigu garažas priklausys tau, tai ir mano širdis priklausys tau. Tai kaip dėl to garažo? Nežinau, palauk, Kostė, kažkaip palauk. Aš viską suprantu, Oksana. Bet mesgi nesvetimi. Tai mūsų šansas pradėti viską iš naujo. Pradėti pilnavertį gyvenimą. Nežinau, man nepatinka, kad tu nori Galiną užsodinti. Taigi ne aš, taigi Meda. Aš jau ją bandžiau sustabdyti, bet jis siunčia tos laiškus į mokesčių inspekciją kaip kalėdinius atvirukus. Ką man tas tavo garažas? Užsimerk.
Kas čia bus? Jau atsimerk. Va, Kam čia dabar ta dėžė? tai atidaryk. Negaliu nagai lakuoti. Va, čia žiedas. Aš nematau čia jokio žiedo. Vagi. Oksana, būk mano žmona. Ne. Išsiskirk su Galina. Taigi išsiskirsiu, Oksana. Taigi aš tau garažą užrašysiu. Nu prašau, paimk žiedą, tai čia mano dovana tau. Bet Kostė, kažkaip tu irgi nežinau. Tu kažkokį ir komplimentą pasakyk, tu ar ką. Gerai. Pirštų laikas, kurį Oksana, radom kartu. kai tu šypsaisi, tavo akis prisimerkia, Nyksta išnyks. blakstienos užsiriečia, Šiltė. vyzdžiai išsiplečia. Tada tu man gražesnė, netgi už Ferrari. Eik tu, Kostė, tu. Atidaryk, parodyk. Iš Ferrari aš jam gražesnė. Eik tu. Aš turėjau pasakyti, kad tavo akis geresnės už Ferrario faras. Gal nesakyk nieko, numauk tą žiedą. DNR tyrimų rezultatai. Zigi, iš kur tu juos ištraukiai? Iš klinikos čia. Taigi, ašgi paėmiau šitą šepetį iš tavo vonios, Tu jį pavogiai. pasiskolinau. Trumpam, gražinugi. Tai va, ir šitam šepetį buvo tavo plaukai. Ir va, šito. Broniaus. Taip, bronių. Ir ką? Taigi viskas čia parašyta. Juodom balto. Gerai, jeigu tu nesupranti, aš pasakysiu. Taigi, bronius tavo tėvelis. Na, ką tu čia nusišneki, ką? Esu dar pasakyk, kad mamytė, tai iš viso nukrisiu. Klausyk, demone. Žinok, aš tave su visam atskirsiu nuo bažnyčios. Taip. Kažkoks aršus tavo tėvelis. Ne, Toma, tu netikėk. Čia yra klastotė. Čia net mano pavardės net nėra. Ir aš su tavo šūkomis niekada nesišūkavau. Aš netoks iškrypelis kaip vat šitas. Zigi, iš tavęs aš tokių nesąmonių nesitikėjau. Bet tiesa yra tokia, kad bronius yra tavo tėvelis. Vaiklauk, sakau. Ai, tiesa. Dvasiškas tėvelį. Bus labai gera naujiena Palangai. Viešpatie Dieve. Tu matai, koks gyvulys. Lenda į mūsų gyvenimą, lipa per kitų galvas. Dabar Palangoj paskleis visus pletkus apie mane. Nu kiek tas vampyras gali iš manęs nuo kraujo siurbti? Jūs nesijaudinkit. Zygis visada toks. Gerai, Toma. Klausyk, aš pasidarysiu šitos DNR tyrimus, kad tau būtų ramu, kad man būtų ramu ir... Nereikia nieko daryti. Ne, reikia. Nereikia. Reikia, nes čia yra mano garbės reikalas, čia yra principo reikalas. Yra šventas dalykas. Jeigu jis dar mums trukdys, aš jį paduosiu į teismą. Broniu, o tu visada tikrai laikėsi celibato? Taip, Toma. Tikrai? Taip, aš laikiausi celibato ir kitus raginau tai daryti. Negaliu, tas Zygis kaip mane nervuoja. Toma, vos nepamiršau. Tu pažiūrėk kunigo telefoną, ten yra kažkokia įdomi nuotrauka tavo. Zygiai, klauk.
Varyk! Gerai. Sėkmės, šventas tėvelė. Ei, klauk, tu piktą dvasią. Klausyk, Tomaš, aš nueisiu duris užrakinsiu, gerai, kad jisai čia nosės nekištų. Viskas. Kaip šunį nuo laiptų numečiu. Kas čia? Čia mano telefonas. Ir mano nuotrauka. Kažką pamiršai? Taip. Nesupratau. Čia pusė to, ką man davei. A, kodėl ne visi? Dar tiek širdis nesuminkštėjo. Nu, ačiū. Nežinau, ką daugiau pasakyti. Nustebinai. Vau. Galvojau, gal ir man kada tavo paslaugų prireiks. Kai norėsi džigi skambink, privažiuosiu. Klausyk, tu visada toks chamas? Visada. Todėl ir vienas. Įsižeidėjai. Pasakiau, ką galvoju, juk jums moterims patinka nemelagiai. Žinai, kad tu man iš vis nepatinka. O kas tu abejotų? Esi graži, verta kokio turtingo nusenusio advokato su protezais. Gerai, turiu bėgti. Lieku skoloj. Aš pirmą išeisiu. Prašau, mano numeriuką žinai. Žinai ką, bendrai atiduok pinigus. Kokius pinigus? Ne, advokatui per gera. Garantinis dar nepasibaigė. Tomutė, supras, man čia pats velnės koją pakišo. Tai taip nukrito tos nuotraukos, aš lenkiausi pasilenkti, va čia buvo telefonas, kažkaip susispaudė, pykštį ir suveikė. Tai kodėl pykštį neištrynai? Nu, aš nežinau, per tos visus darbus aš... Toma, kur tu susiruošei? Dėl darbo. Nu, dėl darbo, nu, ką tik mes apkalbėjom, nu, vėl viskas nuo pradžių, ar ne? Tai bus geriau. Ne, nu, koks čia gėris, nesąmonė, supranti? Leisk man eit. Tada leisk man tave pavežti. Nereikia. Nu, neturi jie čia Romą. Nu, kam tu tas Romas dabar? Ai, greičiau Česlovas paskambintų. Nes kažkaip, aš nežinau, man nejauku. Čia. Tu bijai, Madutė. Nu, taigi uždarė tą gyvatę. Nu, viskas, tvarkoj daugiau, nebe gels. O kas mane pagrobė? O jeigu dar sugalvos pagrobti, tai ką, vėl visą didelę sumą ten atiduosi? Madulė, nu, niekas to paties žmogaus du kart negrobė, netgi Somalio piratai. Greičiau jie tą Galiną imtų ten užrauktų ir viskas. O jeigu anksčiau išeis, aš nežinau, kas čia tiesis. O blemba. O kas jau čia tiesis? Klausyk, skambink greičiau tam Česlovui, važiuojam iš čia kitur Romą. Aš nebegaliu. Ai, tiesa, dėl investicijų. Auksas atpinga. Įsivaizduoji, galėtumėm nupirkti daug aukso luitų ir padėti į banką, Adamai? Matutė. Ką? Stop. Va čia jau tėvas spręs. Gerai? Tėvas. O tu kad manim nepasitikė, tėvas. Kas jisai yra? Kolekcionierius. O aš esu verslininkė. Tavo tėvas tik nori kolekciją papildyti. Palauk, Madulė, bet aš kolekcionierių tokių pažįstu, kad Tadeušas, pavyzdžiui, iš Gdansko. Taigi, koks kolekcija. Mes su juo susidūrėm, supranti, per rūką. Taigi, Bocmanui pirmi dantis išlėkė per mūsų. Klausyk, tai va tas Lenkas, jis kolekcionuoja priekinius šitos, inkarus. Va. Kolekcionavimas yra liga. Tavo tėvas serga. Supranti? Liga. Bet jeigu ir serga, tai... Česlovai, tai kur tu? Pone Vitkienė, aš jūs mielai paleisčiau, bet va. Ekspertai tyli, nenustatė, kas buvo tose buteliuose. Ir aš nežinau. Nereikia. Taigi yra jūsų pirštų atspaudai ir
Pareigūnų raštas, kad ruošėtės mest. Vaikit, aš tiesiog ėjau ir žiūriu, buteliai man ant kelio, tai aš paėmiau juos ir perkeliau ir viskas, todėl ir mano pirštas. O kam tada automobilį palikot kitame sodo keliukį? Sugedo. Sugedo. Žinot, viršininkė, jau jūs geriau Mažeikiuose sugaukit mano vagis, kur mano batus vagia. Gerai. Nusiraminkit. Paleisimės jūs. Kur mes besidėsim, jeigu ten netgi tie Molotovo kokteiliai būtų. Taigi jūs nieko nepadarėt, nieko. O laikyti juos arba turėti, taigi nedraudžiama. Taip, aš net nežinau, kas ten per kokteilį, aš nieko nežinau, viršininkė. Tai klausykit. Apie tai va, imkit ir viską parašykit. Gerai. Puiku. Surašysiu. Taip. Aš trumpam atsiprašysiu. Gerai. Tu Zygi, ko tau reikia? Pasikalbėk. Apie ką? Tu matei tą nuotrauką jo telefone? Mačiau. Aš puikiai tave suprantu. Tikrai, durna situacija. O tu visiškas aslas, jei jau galvoji, kad aš mėgau su kunigu. Čia yra jo butas ir jisai grįžo iš ligoninės. Klausyk, bet jisai yra tavo tėvas. Tu nebenervuok manęs už tą nesąmonę. Tu supranti, kad aš tave išgelbėjau? Nuo ko? Klausyk, nieks nedraudžia, eikit, pasidarykit iš naujo tos DNR tyrimus. Toma, suprask, aš ir pats nenoriu tikėti, kad jisai tavo tėvas. Bet dėja taip yra. Kadangi Meda buvo pagrobę, Taip. Aš noriu įvesti. Ką? Ir kur? Meda į bazę. Kokia bazė? Ką tu čia dabar išsigalvoji? DNR duomenų bazę. Taip, DNR, taip. Meda, tave vieną kartą buvo pagrobę, o tau tikrai neskaudės, jeigu tu būsi mano bazėje, o jeigu vėl tau kas nutiktų, bus ar tavo lavoną bus lengviau identifikuoti. Neduosiu šiokio kraujo. Normaliai, jis teisingai. Adamai, aš nenoriu, kad mane pjaustytų. Baikit. Pjaustyti nereikia kraujo, viskas yra žymiai paprasčiau, va? Baikit, aš nenoriu, kad man tą klizmą kištų kažką. Pusbrolį, a tu žuvų nori? Rūkytų, keptų? Iš kairės bus keptos, iš dešinės rūkytų. Ačiū, ta prasme, į snukį. Būtent. Ką jūs, bent kiek šiuolaikinė kriminalistika gaudotės. Man reikia seilių, elementariai. Tau tikrai neskaudės. Taip. Aš aišku galėčiau Medos plaukų sruogą nukirti, bet tai kam tokia gražią šukuoseną gadina? Aš nežinau, gal, Ką tu nori? Paprasčiausiai seilį. Supratau, Medulė jis teisingai sako, gerai sako, spjauk. Padaryk. Pasidengsiu. Gerai, va. Prašau, nekas, labai gerai. Puiku, ačiū. O pinigus tikrai geriau laikyti ne banke, o paversti ką nors. Klausyk, bet tai aš galvoju, antikvariatas. Ne, antikvaras yra per daug pavojinga. Kolekcininkai samdo žudikus ir tuos antikvarus galabijo. O kolekciją pasiima. Kas trečias antikvaras va šitai baigia. Gerai, tai kur man dėt pinigus? Nekilnojamas turtas, miškai, laukai. Aš pats, aišku, turbūt būto šedevrą įsigyčiau. Pasaulinio lygio genijus. Klausyk, tam savo, ką pasmėjau, taip mutna, kad... Jūs elementariai tokių pinigų neturite. O šiaip auksas. Auksas. Dabar vertė tikrai yra kritus. Taip, į auksą. Ir tik į auksą reikia investuoti. Na ką, tai aš tuomet bėgu, aš turiu dar Oksaną aplankyti. O kam? Meda, judvi su Oksana dirba toj pačioj firmai. Vadinasi, ta pati rizikos grupė. Laimingai. Ačiū. Tikiuosi visai, pusbroli. Iki malonaus, sėkmės ir dar kartą dėkui. Į auksą reikia viską investuoti. Tik į auksą. Adamėlį. Medulė, čia kaip tėvas pasakys. Ir vanduo